Tai sveiki teisingi žmonės ir jiem prijaučiantis. Šiandien turime orų prognozės programėlės apžvalgą. Programėlė vadinasi Windy App. Tai Google Markete veskite Windy App ir ieškokit šito logo žydro kvadrato, balto apskritimų ir vėjo rožės. Gerai, ją suinstaliavę, praleidę visus ten pasiūlymus nusipirkti, susimokėti, skipinkit viską, lokacijos nerodykit, pakliusit į šitą langą su žemėlapiu ir taip pat įkim žmogeliuką į nustatymus. Tai pasitikrinkim, kad meravimo vienetai būtų mums suprantami, metrai per sekundę, Celsius, metrai, milimetrai. Ir dar šitoje vietoje bus galima pasikeisti vėjo rožės. Ar norėsim žemėlapį, ar norėsim palydovinę nuotrauką. Tai šiuo metu stovi žemėlapis, jums parodysiu, kur tas keičiasi. Taip, tam, kad patekti į žemėlapį bendrą, tai spaudžiam bet kurioje vietoje ant šito žemėlapio. Ir mums užkraus, reiškia, tam tikrą vietovę, tai ten ant ekrano nukeliaujam ten, kur mums reikia, arba per paiešką. Čia vėjo stotelės dešiniai, kur mums neaktualu, jeigu pas mus nemokama versija. Šiuo metu yra nustatyta, kad rodytų vėjo kryptį, tai va, pagal žalę mes matom kažkas apie 6 metrai per sekundę, būtų žydras fonas, tai būtų apie 5 ir taip toliau. Tai čia va dešiniai apačioje va pasirenkam, kad rodytų mums vėją arba lietų, tai šiuo metu va vėjas yra, galima vėjo gūsiai, čia kažkas jau, kad su mokamom versijom, čia galima, kad kritulius rodytų. Čia rodo kokios oro stotelės, įmama duomenys, tai nemokamai versijoje, tai va, praktiškai tai viena tėra. Toliau nustatymus einam dar sekančius, tai va čia matom šito žemėlapis paprastas, palydovas ir hybridas. Galim pasirinkti hybridą ir čia vat, kiek permatoma bus tas vėjas ir krituliai galim, jų permatoma galim mažiau pasirinkti. Va. Taip, tam, kad pereit prie pačios prognozės, reiškia, mums reikia to žemėlapio pasirinkti vietą, kurią mus domina, šaudykla ar operacijų rajonas, ir spaudžiam forecast. Mums užkrauna. Ir kadangi tai yra nemokama versija, tai parodysiu, iš kur rinktis tą informaciją. Turint mokamą versiją, tai galima pagal save viską pasirinkti. Išmetam tokį langelį, atkreipt, čia yra funkcija, vadinasi light, su šitų skėčių dešiniai. Turim informaciją 22 dieną kovo, saulė kyla, saulė leidžiasi +6, jausis kaip +4, vėjas apie 6 metrai per sekundę, kaip ir matėt, žalias fonas, naktis giedra be kritulių. Žiūrim toliau, va, pagal laiką, tai šiuo metu yra kas 3 valandas prognozė. Reiškis, ar bus giedra ar debesuota, krituliai, vėjo kryptis, matosi iš vakarų į rytus daugmaž, vėjo greitis, gūsiai, oro temperatūra ir krituliai, milimetrai, drėgmė. Tai pėstininkam daugmaž orientuotis ir galima tikrintis to orą, kas pas mus laukia grubiai pirmadienio dieną, antradienio dieną, trečiadienio. Pat galima prognozę išskaidyti, čia va, kas valandą paspausim, mūsų perkraus. Rodys prognozę kas valandą, jeigu reikia labai detalios. Kas valandą bus išmėtyta. Gerai, judam toliau, tai čia gavom bendrą tokį apie dienos ilgumą. Spaudžiam skėtuką ir renkam, sekantį antrą renkamės hike.
profilį, spaudžiam rodiklį, grįžtam atgal. Ir šioje funkcijoje, kas iš tikrųjų yra smagu, kad duomenys principe panašus, bet turim vizualų atvaizdavimą vėjo krypties ir vėjo greičio. Tai jeigu brauktumėm lentelę, stebėdami žalią rodiklę, matome vėjo kryptį ir vėjo greitį. To taško, kurį esame pasirinkę ant žemėlapio. Tai net neturint kestrėlio, plius minus galime pasiprognozuoti, kurios vėjo rožės mums reikės. Tai mums reikalinga. O turim vidutinį vėjo greitį ir turime vėjo gūsius. Taip pat tas pats temperatūra, drėgmę ir galimo debesuotumą. Gerai, judam toliau. Dar kaip pėstininkams aktualu yra naktinės operacijos ir mėnulis. Mėnulį mes galim rasti žuvies profilyje, žvejų profilyje. Pasirinkam žuvį, spaudžiam atgalios. Pasirinkam PS3 ir atsiranda mėnulis, mėnulio fazės, kada pateka, kada būna patekėjęs, kada leidžiasi su laikais. Jeigu pas mus nėra debesų, galim matyti mėnulio fazę ir kada jis leidžiasi, kada jo tiesiog nebus. Tai šioje vietoje tokia informacija ir gurmanam arba tie, kas dirba su dronais, spaudžiam, pasirenkam Air ir gauname žymiai detalesnį informaciją, kas liečia vėjo greitį, kryptį, reiškia tam tikram aukštyje, 100 metrų, 500, 700, 900, pusantro kilometro, 2 kilometrai. Taip pat aktuali informacija debesų bazė, tai nuo kokio aukščio pas jūs debesis atsiras, aišku, žiūrėsim. Ir be abejo krituliai, tai kaip pavyzdys, turime debesų bazę ir kritulius 11 vakaro sekmadienį. Vėjas kaip ir nėra baisinis, bet turime 66 metrai ir didelė tikimybė kritulių. Toliau krenta iki 58. Tai jeigu sudėtinga bus skristi su tam bepiločiais orlaiviais, negalėsim už tai nieko matyti. Tai pėstininkam kaip tik yra langas atlikti kažkokį manevrą tame lange. Toliau aktualu vėlgi tie aukščiai, tai pasiskaičiuoti koks greitis, prie kokio aukščio ir ar užteks jūsų akumuliatorių nuskristi ir ar jūs skrisit pavėjui ar prieš vėją, laikydamas tam tikros krypties, tam tikram aukštyje, tai pasiskaičiuoti, kiek jūsų akumuliatorių užteks grįžimui. Tai būtų tiek. Ačiū už dėmesį ir iki sekančių susitikimų.